Trumpai gal porą žodžių tiesiog apie save, kad kaip Dalia minėjo, aš kuruoju Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate būtent nematerialaus kultūros paveldo temą. Su šia tema dirbu jau daugiau negu 20 metų. Taip pat esu ekspertė įvairiose komisijose, dirbu su tradicinė kultūra, bendradarbiauju su kultūros ministerija, tiek kiek yra formuojama kultūros politika šioje srityje, su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru. Taip pat studijuoju kultūros paveldo istoriją Vilniaus universitete, istorijos fakultete. Šiaip pati esu baigus, mano pirmoji specialybė yra prancūzų filologija. Tai, žodžiu, filologija, aišku, toks irgi labai tarpdisciplininė sritis ir labai su daug kuo siejasi, taip pat ir su nematerialiojo kultūros paveldu. Tai tiek gal trumpai apie mane ir aš bandysiu tada pasidalinti vaizdu pirmuoju. Na ir taip dar gal nepaminėjau iš tiesų, kad be to, kad tai yra mano profesinė sritis, tai yra iš tiesų labai turiu ir asmeninį santykį su nematerialiuoju paveldu, esu folkloro grupės, jeigu yra žmonių iš Žemaitijos, tai tikrai turbūt žino folkloro grupę Virvytę, kas domisi folkloru. Bet ir tiesą pasakius, nuo pat vaikystės šita sritis man buvo visą laiką labai įdomi, nes jinai yra labai įvairi. Tai yra ir amatai, ir muzikinis folkloras, ir pačios įvairiausios kultūrinės praktikos, apie kurias mes dažnai net nepagalvojame, kad galbūt jos yra nematerialus kultūros paveldas arba tradicinė kultūra, bet iš tiesų tai taip yra. Tai gal tada pradėsiu prezentaciją. Pirmiausiai, iš tiesų, gal nuo tokio formalaus dalyko, tai negaliu tiesiog be bendro tokio dalyko nepasakyti, kas yra ta konvencija, kaip dalykas, kodėl čia mes taip jau norime minėti kažkokio tarptautinio teisės akto sukaktį ir kaip tai susiję su praktika. Taip, tai konvencijos iš tiesų, tarptautinės konvencijos, jos prilygsta praktiškai įstatymams. Jeigu mes nacionaliniam lygmenį turime įstatymus, kurie reguliuoja vieną ar kitą sritį, tai konvencijos yra toksai globalus instrumentas, tarptautinis instrumentas, kuris kiekvienoj valstybei taip pat veikia kaip ir įstatymas, nes yra kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, nėra įstatymų skirtų tradiciniai kultūrai, bet yra tarptautinė konvencija ir jinai veikia lygiai taip pat kaip įstatymas, jeigu šalis yra prie šios konvencijos prisijungusi. Ir aišku, tai arba ją pasirašiusi, ten yra įvairių būdų, kaip tai valstybės daro, arba ratifikuoja, arba prisijungia. Lietuva yra prisijungusi net prie 19 UNESCO konvencijų pačiose įvairiausiose sritise. Na ir prieinam prie tos vienos iš 19 konvencijų, tai yra nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencija. Ši konvencija iš vis buvo priimta 2003 metais ir 2003 metų pabaigoje. Ir jau po poros metų Lietuva iš karto ratifikavo šitą konvenciją ir tai, kad jinai buvo 9-oji valstybė, tai iš tiesų tai ganėtinai svarbus faktas, nes tai mūsų kultūros politikams ir kultūros operatoriams, veikėjams, tai reiškia, kad apskritai šita sritis, tradicinės kultūros arba kaip Lietuvoje dažnai įprasta šitą sritį vadinti etninė kultūra, kad tai yra iš tiesų labai svarbi sritis ir kad praktiškai nekelia klausimų, kodėl mes turime jungtis prie šios konvencijos. Tai įsigaliojo neužilgo, po keliarių metų, 2006 metais, tačiau šiais metais, 23-aisiais, kai mes minime 20-metį šios konvencijos, yra 181 šalis narė. Ir tai iš tiesų yra toksai, stebėtinas rezultatas, statistinis galbūt taip, bet tai yra tiesiog didelis labai rodiklis, tai reiškia, kad tai yra iš tiesų viena iš populiariausių tarptautinių konvencijų, nes, dar kokį kelią porą 20 valstybių ir reiškia, kad jau tai yra beveik visas pasaulis. Tai iš tiesų yra viena populiariausių konvencijų.
Ir taip jaučiuosi nepatogiai, kai į prezentaciją įtraukiu apibrėžimą, bet kadangi šita auditorija turbūt tam dėkinga, niekas kitas daugiau turbūt ne kaip mokytojai turbūt puikiai supranta, vis dėlto, kad apibrėžimai taip pat yra svarbus dalykas, nes tai susiję su supratimu apskritai, apie ką mes kalbėsime toliau ir apskritai, visą laiką reikia pradėti nuo to, kasgi tai yra, apie ką mes čia kalbam. Nematerialus kultūros paveldas kaip idėja, kaip koncepcija pakankamai naujas dalykas apskritai pasaulyje. Nes jeigu mes anksčiau kalbėjome apie folklorą ir folkloras dažniausiai asocijuojamas labai dažnai su muzikiniu folkloru, jeigu ten kalbam apie amatus, vėlgi tai yra atskiras dalykas. Nematerialus kultūros paveldas yra tokia idėja, kuria stengiamasi apriepti apskritai sritį ir įžvelgti pačią idėją, pačius svarbiausius dalykus, ką neša tas sritis, kuo jinai svarbi, kur yra jos vertė, apie ką mes kalbame. Tai išdrįsiu perskaityti. Žodžiu, nematerialus kultūros paveldas tai yra veikla, vaizdai, įvairios žinios, įgūdžiai ir taip toliau, ir susijusios taip pat erdvės. Viskas, kas su tuo susiję, visi artefaktai taip pat, kuriuos bendruomenės grupės ir kai kuriais atvejais net ir pavieniai žmonės pripažįsta savo kultūros paveldo dalimi. Ir šį nematerialų paveldą, perduodama iš kartos į kartą, bendruomenės ir grupės nuolat atkuria, reaguodamos į savo aplinką. Čia turime omeny atkuria, tai reiškia, kad istorijos tokioj eigoje, istorijos tokiam ilgam laikotarpiu, ar ne? Ir jį joms teikia tapatybės ir tęstinumo pojūtį. Taip pat yra dar viena labai svarbi dalis šito apibrėžimo, į ką dažnai, tiesą pasakius, praktikoje tai tarsi pamirštama, bet tai iš tiesų yra neatsiejama to apibrėžimo dalis. Tai yra ta antroji pastraipa, tai yra, kad nematerialus kultūros paveldas yra, mes laikome tai nematerialiuoju kultūros paveldu, kuris yra suderinamas su esamais tarptautiniais žmogaus teisių dokumentais, taip pat su bendruomenių grupių ir žmonių savitarpio pagarbos ir tvarios plėtros reikalavimais. Na, tai žodžiu, čia toksai sausas apibrėžimas, bet mes gal pereisime, dar jį pabandysime taip išskirstyti gabaliukais ir idėjomis, sudėtiniam dalim. Tai pirmiausiai šitas konceptas, šita idėja pirmiausiai atsiremia į bendruomenės. Tai reiškia, kad nematerialus kultūros paveldas, jį pirmiausiai turi įvardinti pačios bendruomenės. Jos turi pasakyti, kasgi mums yra svarbiausia. Reiškia, pati iniciatyva, kuri turi ateiti, aišku, paskui jau ir iki valstybinio lygmens, iki politikų ir panašiai, pirmiausiai turi prasidėti nuo bendruomenių. Bendruomenės turi atnešti tą idėją, kad štai šita tradicija yra mums be galo gyvybiškai svarbi, dėl jos mes laikome save tokia bendruomenė ir tai daro mus išskirtiniais, galbūt tam tikrais atvejais, bet tai yra mūsų tapatybės kažkoks pagrindas ir mes kažkuria prasme kreipiamės, nebūtinai tiesioginė prasme, bet kreipiamės į valstybę, kad ji taip pat vertintų šitą paveldą ir jį padėtų puoselėti. Taip, kad vėlgi šalia bendruomenė eina kita idėjos ta dalis, tai yra svarbi tapatybės kultūros paveldo dalis. Tai taip, tai gali būti smulkios bendruomenės, nedidelės kažkokios lokalinės vietovės bendruomenės tapatybės dalis, bet gali taip pat būti šalies kažkokios kultūros tapatybės dalis, visos šalies nacionaliniu mastu, ar ne? Lietuvoje mes kažkaip tarsi sutartinės, pavyzdžiui, čia aišku yra vizualizacija susijusi su sutartinėmis, mes galbūt jau asocijuojam sutartinės kaip visos Lietuvos paveldu, ar ne, ar tai mūsų lietuviškosios tokios tapatybės dalis, nors anksčiau tai buvo labiau fokusuota į Aukštaitiją, į rytų Aukštaitiją, kad tai tarsi ta lokacija paplitusi tik Aukštaitijoje, bet dabar pati tradicija, šiuolaikinė tradicija sutartinio atlikimo ir panašiai išplito visoje Lietuvoje ir mes jau save tarsi taip sutapatinam apskritai su šita tradicija kaip šalies mastu. Kitas svarbus momentas, kad perduodamas iš kartos į kartą. Tas perdavimas iš kartos į kartą yra be galo svarbus momentas.
iš karto čia vėlgi vizualizacija, tai yra iš tiesų tėtis ir sūnus, kurie matom, kurie groja, vat, mano kaip tik folkloro grupės ansamblio dalyviai, nuostabi muzikų šeima, visi muzikuojantis ir visi dainuojantis. Bet iš tiesų tas perdavimas iš kartos į kartą, žinoma, gali būti meistro meistrui, gali būti kažkur visai kitoj aplinkoj, gali būti mokykloje, gali būti kažkokiai profesiniai bendruomeniai, kuri susijungusi į kažkokią tai profesinių interesų bendruomenę, kurios jungia ir jie perduoda iš kartos kartą. Bet dar yra įdomus dalykas, kad pavyzdžiui, kai mes kalbam, o kasgi yra ta karta, čia labai daug diskusijų yra apie tai, kas yra karta, kiek čia trunka ta karta. Tai yra toks tarsi nerašytas sustarimas, kad karta yra suprantama 25 metai, tas perdavimas iš kartos į kartą, arba dažniausias taip suvokiama karta. Bet, pavyzdžiui, tam tikrose situacijose karta gali būti suprantama daug mažesnis intervalas, laiko intervalas. Pavyzdžiui, vaikiški žaidimai, kaip jie yra perduodami iš kartos į kartą. Jeigu mes, nežinau, žaisdavom aukščiau žemės, nežinau, ar dabar dar žaidžia šitą žaidimą aukščiau žemės, bet ar ten šokinėjimas gomytės, darželį ir panašiai. Ta perduoda vaikai, vėlgi, iš kartos į kartą, be jokių suaugusių viens kitam tiesiog, kai kurios tradicijos nunyksta, kažkurie žaidimai dingsta iš apyvartos, bet kažkas išlieka ir tada yra daug mažesnis intervalas. Aš nežinau, ten gali būti keli metai tam tikrų atvejų. Tai, žodžiu, tai yra toks ganėtinai santykinis dalykas. Atkūrimo momentas ir samprata. Kas tai yra tas nuolat atkuriamas? Iš principo tai reiškia, kad mes kalbame apie tradicinę kultūrą arba paveldą, kuris nėra fiksuotas, kuris nėra užkonservuotas kažkokioj tokioj negyvoj savo, tokioj, ką reiškia negyvoj, sakysim, mums labai gražu, kad kažkas dainavo būtent tokią versiją arba toks būtent atlikimas kažkokio muzikinio folkloro tradicijos ir mes norime, ir kadangi, tarkim, kažkokiam specialistam, ekspertam tai atrodo labai gražu, mes sakom, kad tik taip turi būti ir toliau tai atliekama. Tai pagal šitą nematerialaus kultūros paveldo konceptą, kuris yra įtvirtintas UNESCO nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijoje, tai nėra visai teisinga, todėl kad labai svarbus momentas yra tas kaitos galimybės. Tradicija turi teisę kisti, nes visuomenė keičiasi, žmonės keičiasi, patys praktikai keičiasi, gyvenimo sąlygos keičiasi. Jeigu mes tradiciją užkonservuojam, jinai lieka, taip, jinai išlieka archyvuose, ekspertų dokumentuose, jų moksliniuose darbuose, kažkokiuose jų emocijose galbūt, bet tai yra fiksuotas dalykas, kuris, tiesą pasakius, turbūt pasmerktas žūti arba nykti. Gyva tradicija yra ta, kuriai yra leidžiama keistis. Ir aišku, vėl čia atskiras diskusijos klausimas, kiek gali jinai keistis. Ar mes jau paskui turim tada, gal po kažkurio tai laikotarpio mes jau tai vadinsim kita tradicija, arba tam tikra tradicija galbūt vis dėlto ims ir nunyks, ką padarysi. Bet kuriuo atveju tai lieka dokumentuose, žmonių atminty, galbūt kol jie yra, bet taip jau yra, tų natūralių procesų kartais, kai kuriais atvejais ir nesustabdysi. Tačiau valstybės gali daryti pastangas, kaip gaivinti tam tikras tradicijas, kaip jas kartais netgi ir taip reanimuoti ir jos kartais įgauna tokį tarsi naują gyvenimą. Kitas momentas, kur aš minėjau apie tą papildomą pastraipą apibrėžime, kuri kartais vis dėlto yra ignoruojama, tarsi, galbūt netokia jau ir svarbi, bet iš tiesų yra labai svarbi. Tai nematerialioji kultūros paveldu yra laikomas toks paveldas, kuris gerbia kitas kultūras, kitas tautas,
apskritai nedaro žalos kokių nors individualių žmonių teisėms, gyvūnų teisėms, kuris nedaro žalos gamtai ir panašiai. Taip, tai ten yra, skamba apibrėžime tvarios plėtros principai, bet dar kartais tai yra vadinama darniuoju vystymusi, bet iš principo tai vėlgi tai yra labai įdomi tema, apie ką mes šiandieną dar kalbėsime jau ir praktiškai žaisdami su darnaus vystymosi ratu. Iš tiesų tai yra labai plati tema, labai įdomi tema ir kuo gilyn į mišką, kaip sako, tuo daugiau medžių. Aspektų labai daug ir kartais tik taip kalbant apie tai, tik diskutuojant, atsiranda dar naujų spalvų, kaip viskas gyvenime yra susiję ir kaip įvairios sritys siejasi tarpusavyje ir kaip negalima daryti poveikio vienai, negalvojant, kad galbūt atsiras kažkoks poveikis kitai sričiai. Taip, na, vėlgi pati konvencija, bet ir apskritai tai jau yra kaip ir visuotinai priimta, kokios yra pagrindinės nematerialaus kultūros paveldo sritis. Jos čia yra nurodomos 5, tai yra žodinės kūrybos tradicijos, atlikimo menai, papročiai, apeigos, šventiniai renginiai, su gamta ir visata susijusios, o čia tai klaida pastebėjau, ne mokslas sritis, čia kitaip turėtų skambėti iš senos, su gamta ir visata susijusi žinija iš tikrųjų, tai čia eina apie tai kalba. Tradiciniai amatai, daug pačių įvairiausių pavyzdžių, bet aš ne veltui čia įdėjau tą daugtaškį pačiam pavadinime ir paskui mėlynai yra dar kažkiek čia pavardinta. Ši konvencija yra įdomi ir ypatinga tuo, kad jinai yra labai dinamiška. Tai yra, jinai turi savo praktinius įgyvendinimo mechanizmus, tai toliau kalbėsiu aš apie tarptautinius UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašus. Iš tiesų patys sąrašai, kasmet vyksta vis skelbimas naujų vertybių įtraukiamų į tarptautinius sąrašus. Jie rodo tai, kad šalis labai naujai žiūri į šią sritį. Tai reiškia, kad vis naujos sritis tarsi atsiranda, tokios kaip nebūtinai galbūt kiekvieną vertybę labai lengva, taip paprastai kalbant, pakišti po kurio nors sritim. Kartais tam tikra vertybė ar tradicija, jinai gali būti susijusi su keliom sritim, arba iš vis tarsi ta sritis tokia šalia esanti. Na, tradiciniai žaidimai, nei tai atlikimo menas, bet taip, tai yra bet kuriuo atveju žinios perduodamos žodžiu, nei tai gamta su visata susijusi veikla, nei tradiciniai amatai. Yra, sakau, tokie tarpiniai dalykai, kulinarinės tradicijos, kurios kur tikrai yra labai turtingas pasaulio lobynas, kuo mes visi galime džiaugtis ir tą patirti, ūkininkavimo tradicijos ir taip toliau ir panašiai. Taip, kodėl man dabar neduoda keisti, nelabai supratau. Aha, gerai. Taip, vėlgi, tai grįžtant prie pačios konvencijos. Konvencija yra tokia teorinė dalis ir toliau yra praktinė dalis. Praktinė konvencijos dalis tai yra, susidaro iš 2 dalių, tai yra tarptautiniai UNESCO sąrašai, kaip minėjau, ir yra nacionaliniai savadai. Tai reiškia, kad valstybės yra kviečiamos sudarinėti savo nacionalinius savadus arba inventorius arba registrus, tai reiškia fiksuoti, kokios gyvosios tradicijos egzistuoja jų teritorijoje, kokios tautinės kultūrinės grupės gyvena ir ką praktikuoja, puoselėja, kokias tradicijas. Pati šalis kokias turi nacionalinės ar ten lokalinės tradicijas, bet taipogi ir transnacionalinės, nes
kai kurios tradicijos, kaip žinote, ir Europoje mes turime ne vieną ir kitose žemynuose peržengia tam tikrų valstybių ribas ir jos gali vadintis daugiašalės arba ten transnacionalinės tradicijos. Tai čia truputėlį jūs matote šiek tiek statistikos, 3 sąrašai, bet pats garsiausias, žinomiausias, tas sąrašas, į kurį daugelis šalių veržėsi ir dėl tokio tam tikro prestižo, tarptautinio matomumo, tai taip vadinamas reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas. Taip pat yra kitas sąrašas, tai yra nematerialaus kultūros paveldo, kuriam reikalinga neatidėliotina apsauga sąrašas, tai reiškia tradicijos, kurios yra nykstančios, ir taip pat dar yra registras, į kurį yra įrašomos įvairios ypatingos inovatyvios veiklos, kurios padeda išsaugoti tam tikrą paveldą. Nu, čia turimos, tokios gali būti net projektinės veiklos, bet arba tam tikra praktika, kur jau patikrinta šalių praktika, kad štai tikrai tas padeda kažkuria prasme reanimuoti, atgaivinti tam tikrą paveldą, tam tikrus amatus, ir galbūt kitos šalis pasižiūrėjusios į tuos inovatyvius pavyzdžius gali pasisemti tokio įkvėpimo ir pačios galbūt pritaikyti savo šalyje, kaip išsaugoti tą nematerialų kultūros paveldą. Tai aišku, matote pagal skaičius, kad reprezentatyvusis jau beveik 600 vertybių ar tradicijų yra įrašyta į šį sąrašą ir yra 136 šalyse narėse. Matote, kad iš viso apskritai visuose sąrašuose yra 140 šalių kol kas įsitraukusios aktyviai iš 181 šalies. Tai aišku reiškia, kad galbūt tos kitos 41 šalis dar pateiks, galbūt pateiks šiais metais UNESCO tas nominacijas ir jos taip pat, žodžiu, prisijungs prie šių sąrašų. Bet nominacijų arba tų paraiškų rengimas tiem tarptautiniams sąrašam yra ganėtinai sudėtingas dalykas, nes iš tiesų reikia labai aiškiai pagrysti, kad būtent tas apibrėžimas ir ta samprata nematerialaus kultūros paveldo pilnai atitinka pačią idėją, ta prasme, pati vertybė atitinka pačią idėją apibrėžimo ir apskritai nematerialaus kultūros paveldo sampratą. Tai tokia neatnaujinta iš tiesų vizualizacija, kaip atrodė prieš porą metų, maždaug tas žemėlapis nematerialaus kultūros paveldo vertybių įrašytų į sąrašus visam pasaulyje. Neturiu dabar atnaujinto žemėlapio, bet maždaug matosi, kad iš tiesų daug žemynų paliesta, labai daug vertybių yra Europoje žinoma, bet taip pat ir Afrikoje. Sakau, dabar būtų aišku, jisai margesnis tas žemėlapis. Tiesa, matote, pilkos zonos yra ir žemynai, kurie nėra ratifikavę nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos. Tai aišku yra Rusija. Gaila, kad kol kas prie šios konvencijos nėra prisijungusios Jungtinės Amerikos valstijos, bet tikimės, kad tai bus ateityje. Ir Australija nėra, ir Kanada nėra kol kas. Bet iš tiesų dažnai tas neprisijungimas galbūt galėtų būti aiškinamas tuo, kad galbūt yra labai probleminiai santykiai su įvairiom tautiniam grupėm, arba gal kai kuriuose išsivysčiusiuose valstybėse galbūt gali būti ir taip veikti labai stipri nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo sistema nacionaliniu lygmeniu ar federaciniu lygmeniu, ir galbūt jie mano, kad ši dar tokio tarptautinis tas skėtis galbūt nėra būtinas ir nėra reikalingas. Na, bet kuriuo atveju situacija yra kintanti.
Taip, ten paminėjau apie tą privalomumą ir suderinamumo privalomumą su tarptautiniais žmogaus teisų dokumentais, bet apskritai su etiniais principais, žmogaus orumo principais pripažinimo ir darnios plėtros ir panašiai. Tai čia tiesiog vienas pavyzdys, kurio aišku norėtųsi, kad nebūtų, bet jisai toks buvo. Buvo ir dar vienas, beje, taip pat susijęs su Belgija, dar vienas karnavalas buvo išbrauktas iš UNESCO reprezentatyviojo sąrašo dėl būtent antisemitinių pasireiškimų karnavale. Šiuo atveju čia vizualizacijoje yra Alst karnavalas, yra dar ir kitas karnavalas labai panašus. Iš tiesų, tik tai, jo, galbūt čia vienas aspektas tas, kad šiaip tokie žiemiški karnavalai, jie yra būdingi visai Europai ir mes, aišku, žinome, kad yra ir Lietuvoje panašių tradicijų. Kodėl būtent 2 belgiški karnavalai yra išbraukti iš sąrašo, tai čia toks gal paradoksaliai atrodytų iš pirmo žvilgsnio, kad galbūt čia ta šalis, kur nuolat yra pažeidžiama žmogaus teisės, bet aš tai dar sakyčiau, kad greičiausiai tai yra todėl, kad pilietinė visuomenė yra tiek aktyvi, kad būtent šios šalies pilietinės visuomenės organizacijos kreipėsi į UNESCO su prašymais išbraukti arba tiesiog reaguoti į šitą situaciją, kad taip jau negali būti ir kad tai pažeidžia tam tikrų tautinių grupių teisės ir jų orumą ir netitinka visiškai pagrindinių principų ir būtent į tai buvo sureaguota, bet čia plati diskusija ir jeigu kils klausimą, galima bus apie tai padiskutuoti. Taigi, kas yra iš Lietuvos tradicijų reprezentatyviajame sąraše, tai gal čia jokios naujienos ir nepasakysiu, puikiai žinote, kryždirbystė buvo pati pirmoji įrašyta į šį sąrašą. Iš tiesų, dar UNESCO egzistavo dar tokia kita programa, taip kad ten buvo dar 2001 metais, kai UNESCO pripažino šią tradiciją kaip nematerialų kultūros paveldą, vėliau tai buvo perkelta į šį reprezentatyvų į sąrašą. Dažnai Lietuvoje manome, kad tai yra tarsi patys kryžiai yra įrašomi į šį sąrašą, tai apskritai šie sąrašai nematerialaus kultūros paveldo yra ne objektų sąrašai, o tradicijų, žinių, gebėjimų, to, kas yra nematerialu iš tiesų. Tačiau be jokios abejonės viskas, kas su tuo susiję, su šia tradicija, visi artefaktai, objektai taip pat yra saugotini. Bet jie eina kaip tokia, kaip čia pasakiau, satelitinė tokia visumos tradicijos dalis. Taip pat yra, kaip žinote, dainų ir šokių šventės. Tai yra mūsų kol kas vienintelė daugiašalė nominacija ir tradicija. Šia tradicija yra Estijos, Latvijos ir Lietuvos vardu pateikta UNESCO ir įrašyta į sąrašą. Turbūt žinote, aišku, kad ši tradicija, šiaip jos ištakos yra Šveicarijoje, XIX amžiaus pabaigoje. Pirmiausiai kilo kaip toks bendruomeninis, kolektyvinė dainavimo tradicija, labai iš tiesų būdinga protestantiškom valstybėm. Paskui jinai atkeliavo iki Latvijos, Estijos, galiausiai iki Lietuvos ir čia ji išliko. Iš tiesų, pati dainų švenčių tradicijos, galbūt ne tradicijos, o švenčių struktūra, jinai tokia išsiplėtojo ir, aišku, buvo sovietmečių labiausiai tokia užauginta iki tokios didelės, turėjusi ir ideologinių bruožų įvairių. Tačiau dabar ta tradicija toliau gyvuoja, jinai yra svarbi be galo daugybei bendruomenių ir kas yra įdomu, jog tai yra ne tik mėgėjų meno kolektyvai, bet ir profesionalioji kultūra, kuri yra labai įsitraukusi į šitą tradiciją ir
šia prasme jinai iš tiesų ši tradicija atitinka nematerialaus kultūros paveldo sampratą, nes tai yra kažkuria prasme ir šiuolaikinės kultūros dalis, nes nematerialaus kultūros paveldo, į nematerialų kultūros paveldą dažnai žiūrima kaip į šiuolaikinę kultūrą. Ne tai, kas tiesiog buvo kažkada senovėje ir mes tai tęsėme tiesiog inerciškai, bet kas tai tampa mūsų dabartinės kultūros dalim, be kurios mes neįsivaizduojame savo gyvenimo. Tai vadinasi yra ir šiuolaikinės kultūros dalis. Na, taip pat sutartinės daugiabalsės dainos, puikiai jums žinomos, džiaugiuosi, kad čia yra muzikos mokytojų, tikiuosi, kad programoje mokymo yra laiko ir vietos mokyklose šiek tiek vaikams išbandyti sutartines, kaipgi jos skamba, o galbūt, sakau, išbandyti patiem ar bent išgirsti. Tai iš tiesų unikali tradicija vien dėl tų disonansų harmonijos, kas neprityrusiai ausiai gali atrodyti kaip disharmonija, bet vat, tie paradoksai iš tiesų yra vieni nuostabiausių apskritai nematerialiam kultūros pavelde, nes jų galima surasti tikrai ne vieną. Įdomu su sutartinėmis tai, kad jeigu anksčiau sutartinės atlikdavo tik tai moteris, aš turiu omeny giedojamąsias arba vokalinę dalį tos tradicijos, tai dabar tikrai mielai jungiasi šiuolaikinis jaunimas, jau nebedaro skirčių tarp lyčių ir tikrai yra ir daug galingesnės grupės prisijungia prie atlikimo sutartinių, ne tik mažose grupėse tai yra atliekama. Aišku, instrumentinius kūrinius jau ir vėlgi buvo toks tradiciškai atlikdavo dažniausiai vyrai, na, ypač jeigu ten ragais milžiniškais, kuriuos čia ir nulaikyti kažkaip reikia. Tačiau esu mačiusi ir moterų, kurios bando nulaikyti tuos ragus, visai linksmai atrodo. Taigi, o dar viena tokia geroji naujiena, galbūt irgi teko girdėti iš spaudos ir žiniasklaidos, tai Lietuva yra pateikusi Šiaudinių sodų rišimo nominaciją UNESCO pernai metais ir šiemet mes labai tikimės. Afrikoje vyks nematerialaus kultūros paveldo komiteto sesija. Ir mes labai tikimės, kad šiemet gruodžio mėnesį ši tradicija bus įrašyta vėlgi į reprezentatyvųjį sąrašą. Tai sekite žiniasklaidą arba Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Facebooką, tikrai pasidalinsim šitą gerąją idėją, nes tikrai labai džiugu, kad šita tradicija yra tikrai be galo gyva, yra nuostabių menininkių, liaudės menininkių, rišėjų, kurios galbūt ir jūsų tarpe taip pat yra, kurie šią tradiciją tikrai kiekvienas menininkas, dažnai sodų rišėjos iš vis braižą galima atpažinti, nes vat jinai kuria būtent tokius, galbūt išlaiko ir savo šeimos tam tikrą tradiciją. Tai tikrai ir dar nuostabu, kad šita tradicija iš tiesų yra labai gyva ir toj šiuolaikinėje aplinkoje, šiuolaikiniuose interjeruose, mūsų šventėse, tas tikrai labai gyva, tas tikrai yra labai nuostabu. Taigi, kaip minėjau, yra dvi dalis, kaip veikia konvencija, tai yra tarptautiniai sąrašai ir yra nacionalinio lygmens sąvadas. Tai aš apie jį daug nekalbėsiu, apie tą sąvadą arba registrą, tai yra Lietuva nuo 2017 metų pabaigos turi įsteigusi nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą. Jeigu norėsit pasivaikščioti, sužinoti daugiau apie vertybės po interneto svetainę, turėjau omeny, kur čia matote savadas.lt. Tai tikrai ten sužinosite daugiau, maždaug ten apie 50 yra įrašyta iki šiol. Vėlgi, kaip ir UNESCO, taip ir Lietuvoje vieną kartą per metus yra skelbiama ta ceremonija, skelbiamos vertybės įrašomos į tą vietinį sąvadą. Čia yra paminėtos tik kai kurios yra įrašytos jau į sąvadą, bet kasmet vis pasipildo ten 7, 8, 10 naujų vertybių, žodžiu, tas sąrašas auga. Ir
vėlgi norėčiau pakviesti visus, kurie yra aktyvesni, galbūt turite kažkokias visuomeninės organizacijas. Nereiktų galvoti, kad nematerialus kultūros paveldas yra kažkoks tik tai ekspertų reikalas. Tai nieko panašaus, absoliučiai bet kokia bendruomenė, bet visuomeninė organizacija ar tiesiog entuziastų grupė išvydusi arba identifikavusi šalia savęs arba tiesiog pati praktikuojanti kažkurią tradiciją, ji puikiausiai gali kreiptis į Lietuvos nacionalinį kultūros centrą su pasiūlymu, kad vat mes praktikuojame šią tradiciją, jinai mūsų vietoviai, mūsų grupiai yra be galo, be krašto svarbi, tai yra mūsų kultūrinė tapatybė ir galima kreiptis tokiu pasiūlymu, konsultacijų ir panašiai ir su prašymu galbūt ateityje įrašyti į šitą nacionalinį sąvadą. Taip kad tikrai kvieščiau galbūt kartu su vaikais irgi dažniau padiskutuoti apie taigi, kokios tos tradicijos egzistuoja šalia mūsų ir tiesiog pagalvoti apie tai, kad tai nėra tik muzikinis folkloras, nėra tik dainos, pasakos, myslės, kaip mums sakau, gal įprasčiau galvoti, yra daug plačiau, nes sritis įvairios ir temos taip pat labai įvairios. O dabar aš labai norėčiau pakviesti, pažaisti trumpai tokį žaidimą, jeigu sutiksite. Gal galėtumėte čiate arba tam pokalbio toj vieteliai parašyti, čia matot, yra sąrašėlis tokių tradicijų išrašytų. Kaip jums atrodo, kurios iš šių tradicijų negalėtų būti laikomos pagal tą sampratą, apie kurią dabar trupučiuką bandžiau papasakoti, negalėtų būti laikomos nematerialiuoju kultūros paveldu arba negalėtų būti įrašomos į UNESCO sąrašus arba į Lietuvos nacionalinį sąvadą registrą, kuris irgi yra taip pat tvarkomas lygiai tokiu pačiu principu kaip ir tarptautiniai UNESCO sąrašai. Tai jeigu jums būtų nesunku į tą pokalbio langelį dabar taip kažkaip operatyviai pabandyti įrašyti skaičiukus tiesiog. Ar matote čia kokių nors dalykų, kurie jūsų manimų negalėtų būti laikomi nematerialiuoju kultūros paveldu? Tai čia tokia minutė dabar paspėliojimai. Ir Milda nemato čiato, kai dalinasi vaizdu, tai aš stebėsiu ir persakysiu, ką jūs rašo. Tai kol kas turim tik vieną atsakymą. Vaida rašo, kad įmano, kad negalėtų būti, kad 6. Alpinizmas. Kokie dar? Giedra rašo, kad 2 ir 5. Lolita, kad 5. Danga, kad 10. Inga, kad 2 ir 6. Kaip kiti mano? Danguolė rodo, kad 4. Loreta rašo, kad 10. Pagal Editą visi tinka. Evita rašo 10. Labai visi įvairiai. Sonata 2 ir 4 nurodo. Dar Violeta, kad 2 ir 6. Inga, kad 4. Virginija 3 ir 6. Kaip įdomu, kad taip skirtingai visiems atrodo, ar ne? Labai įdomu. Tikrai. Audronė, kad 4. Tai gal tu, Milda, jau ir tęs, nes aš manau, kad mes su vaiku truputį jau... Taip, gerai. Tai žodžiu, čia iš tiesų taip, negalėtų būti pagal sampratą, negalėtų būti 3 iš šito sąrašo. Tai negalėtų būti 5, kaip daugelis ir nurodėt, korida, 10 gaidžių peštynės ir 12 užgavėnių žydų ir čigonų eitynių tradicijos. Tai jo, labai man įdomu buvo iš tiesų, kad paminėjote tuos, kurie iš tiesų, tarkim, tie, kurie iš tiesų yra sąrašuose, paminėjot kooperatyvų judėjimą, paminėjote, kas dar čia dar, paminėjot jogą, dar paminėjote
šeštas alpinizmą ir trečias irgi nardymą ir moliuskų rinkimą. Tokius arba keistesnius, arba tokius labai tarsi globalius dalykus paminėjote. Tai taip, dėl koridos ir gaidžių peštynių tai tikrai visiškai teisingai, nes tai iš tiesų yra labai diskutuotini dalykai dėl gyvūnų teisių apskritai, tai yra toks labai plačiai diskutuojamas dalykas ir dėl to aišku, kad tai nebūtų įrašoma į tarptautinį UNESCO sąrašą, tai tikrai, ar yra nacionaliniuose sąvaduose, čia aišku galima būtų žiūrėti, kaip yra tose valstybėse, bet pagal sampratą nematerialaus kultūros paveldo, jeigu yra daroma žala gyvūnams, tai yra susijęs su darnaus vystymosi samprata, tai taip pat tai negali būti rašyta. 12 klausimas, vėlgi čia yra labai plati diskusija Lietuvoje, negali būti įrašoma pagal sampratą, todėl kad tai yra tiesiog kitataučių stereotipinis ir labai iš tiesų toksai pašiepiantis stereotipai, nepaisant to, kad ši tradicija gyvuoja Lietuvoje ir jos tikrai yra, jinai labai populiari, bet pagal visą sampratą jinai jokiais būdais negalėtų būti rašoma ir likimas būtų turbūt lygiai toks pat kaip belgiškų karnavalų. Dėl visų kitų dabar galim pereiti toliau, nes mes kai ką išvysime, ką jūs paminėjote. Taip, buvo paminėta, kad abėcėlių rašymo sistemų kultūra, iš tiesų labai įdomu, kad, pavyzdžiui, Gruzijos abėcėlių rašymo sistemų kultūra yra rašyta į reprezentatyvųjį sąrašą, tarsi tai nėra vėlgi ne dainos, ne šokiai, bet labai gyvos 3 net sistemos, kurios yra naudojamos šiandien skirtingose kontekstuose. Moterų narių kultūra įrašyta Korėjos vardu 2016 metų, labai įdomus reiškinys, susijęs su labai, aišku, ir turintis nykimo bruožų, todėl kad darosi kuo toliau, tuo mažiau populiarus tarp jaunosios kartos. Vyriausia narė buvo maždaug prieš porą metų, tai jai buvo apie 80 metų, jinai dar nėrė į tą patį 10 metrų gylį, ką net sunku įsivaizduoti, nes ten yra ir didelis spaudimas, ir labai šalta iš tikrųjų tenai nerti. Man pasisekė, teko stebėti šitą tradiciją. Ir tai yra susiję tiek su tam tikrais ritualais, apeigom, tai yra iš tiesų ūkinė tokia tradicija, kur žmonės, aišku, renka tam tikrus maisto tikslais. Sakalininkystė, labai įdomus dalykas, yra tas sąrašas, kurį čia matote, per kontinentus įvairius net paplitusi tradicija ir dar vis jungiasi šalis ir gali būti, kad dar ateityje dar bus tas sąrašas didesnis, nes atrandama, kad nepaisant skirtingų kultūrų yra tas bendras toks koeficientas, bendras vardiklis. Taip, šita kooperatyvų istorija yra pati daugiausiai kelianti klausimų. Prieš įrašant 2016 metais ekspertai labai dėl to ginčijosi, nes tai buvo turbūt revoliucingiausias tokia tradicija, tai reiškia, bet Vokietija labai aiškiai pagrindė, kodėl jie į tai žiūri kaip į tradiciją, nes jie žiūri į kooperatyvus kaip į visuomenės sanklodos principą. Jie neįsivaizduoja, kad galėtų būti taip, kad valstybė funkcionuotų be to. Ir tai taip pat perduodama iš kartos į kartą. Ta prasme, ir tiek šeimose, tiek dar kažkur, kad žmonės jungiasi į vairias profesinės sąjungas, tai nėra taip, kad, aš jungiuosi arba nesijungiu. Tiesiog tai ne tik tai ūkininkų, ne tik tarp ūkininkų, bet aišku daugiausiai tarp ūkininkų. Bet, žodžiu, tai yra labai toks svarbus principas. Na, čia šiaip tiesiog tokia visiems irgi gerai žinoma tradicija, tiesiog neįsivaizduojama, neatsiejama nuo Prancūzijos.
neįsivaizduojama, kaip galima gyventi šalia, neidentifikuojant kažkokios kepyklos, kur tu per keletą minučių gali nubėgti ir nusipirkti savo šviežią bagetę ir kaipgi kokią šeimos šventę turėti be šviežios bagetės. Tai tiesiog jau toks visuotinas Prancūzijos kultūra. Bet kaip ir su daugeliu kultūrų, kaip ir su joga, daugelis tradicijų, gal taip atrodo, kad jeigu mes jau rašom į sąrašą, tai turi būti tik nacionalinė tokia tradicija. Iš tiesų, kartais tradicijos tampa globaliomis, kaip ir jogos atveju. Jos tiesiog peržengia visas lygas. Joga iš tiesų, galima sakyti, kad jau nors įrašė Indiją, bet aišku, ištakos ten, tačiau grupės entuziastų, kurie iš tiesų ne tik tai, kad iš to verslauja, tarkim, tik tai taip žiūri grinai kaip į verslą, bet yra daugybė žmonių, kuriems tai yra gyvenimo filosofija, jų taip pat tapatybės dalis, nepaisant to, kad jie gyvena galbūt ne tam krašte, o visiškai kitam žemyne, galbūt netgi gyvena vadovaudamiesi tais principais ir tai iš tiesų toks jau tarsi globali tradicija. Drevinė bitininkystė labai mums artimas dalykas, todėl kad Lietuvoje mes tą taip pat turime. Ir gali būti, kad ateityje, galbūt ir netolimoj, aišku, norėtųsi, kad su Baltarusija susitvarkytų politiniai reikalai, bet ateityje mes galbūt jungsimės, nes yra toksai galimybė proceso, kad mes galim prisijungti jau prie esamos, jau prie įrašytos UNESCO sąrašų tradicijos. Lenkija ir Baltarusija yra rašiusi ir pas mus, nors anksčiau buvo tik vienas drevinis bitininkas ar du, iš tikrųjų, realiai du, kurie Musteikos kaime tai praktikavo Dzūkijos nacionaliniam parke, tai dabar jau jų yra apie 8 ar 9 jauni bitininkai, entuziastai, kurie perima tą amatą ir iš tiesų nori tuo užsiiminėti ir ne dėl to, kad ten kažkaip labai daug užsidirbti, o dėl to, kad tai jiems labai artima, nes jie jaučia, kad Dzūkijoje tai yra ypatingas dalykas. Vėlgi, dar vienas globalus dalykas, ir jūs paminėjote, kad tai kažkodėl irgi negali būti suprantamas kaip nematerialus kultūros paveldas, todėl kad gal vėlgi tai peržengia kažkokios vienos ar kitos valstybės ribas. Jeigu esate girdėję, tai pavyzdžiui, tarkim, Suomijoje yra tango klubų ir Suomiai turbūt laisvai galėtų jungtis prie šitos, nors ir keista, jeigu mes čia tai pagalvotumėm apie mentalitetų skirtingumus, bet Suomiams tango, tarkim, yra labai svarbus ir ten turbūt yra tikrai, bent jau jų Suomijos nacionalinį nematerialaus kultūros paveldo sąvadą, aš niekiek nebejoju, kad tango yra įrašytas. Bet apie tai, kad tango jų gatvės šokio kultūra, kuri jiems yra irgi tiesiog Argentinoje, Urugvajoje, tai yra be galo svarbi tradicija, kuri neįsivaizduoja savęs, aš esu argentinietis ir man tango nieko nereiškia, tai turbūt retas atvejis turėtų būti. Tai taip, tai yra nematerialus kultūros paveldas. Alpinizmas. Vėlgi, kaip jūs pažiūrėsite į alpinizmą, jeigu žiūrėsite alpinizmą, kad tai yra tiesiog techninis veiksmas kažkoks, tai kur ten tiesiog įlipti į kalną ir nuo jo nulipti, tai arba sportas, grinai dėl sporto, be jokios filosofijos turbūt, tai tada galbūt taip, bet iš tiesų šitos šalis, kurios įsirašė tarptautinį UNESCO sąrašą, Prancūzija, Italija, Šveicarija, tai joms tai yra daugiau negu kad tiesiog sportinė veikla, tai yra šeimų užsiėmimas. Tai yra iš tiesų, kai šeimos, tėvas ir sūnus, labai maži vaikai, aš nežinau, ten nuo kelerių metukų, jie vyksta į kalnus ir tėvai moko vaikus, kaip elgtis pasikeitus oro sąlygom, ką daryti, kai yra toks ir kitoks vėjas. Ir jie viso to nesimoko mokykloje arba iš vadovėlių. Tai yra tiesiog perdodama šeimoje. Ir tai yra irgi tokia labai svarbi gyvenimo dalis, gyvenimo būdas, kuris jungia žmonės, turbūt vėlgi šveicarui, italui, prancūzui, kuris gyvena šalia Alpių, sunku būtų įsivaizduoti savo gyvenimą be žygių į kalnus.
Galbūt yra irgi tokių žmonių, kuriem tai galbūt mažiau reiškia, bet tai yra iš tiesų kultūrinė tapatybė, kuri yra kultūrinės tapatybės dalis, kuri yra be galo svarbi šioms bendruomenėms. Na ir užbaigiant šitą dalį, aš norėčiau tokį nedidelį anonsą padaryti. Spalio 8 dieną Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, tai mūsų organizacija ir nevyriausybinė organizacija Artscape, taip pat su kitais įvairiais partneriais, rengia tokį renginį, gan toks didelę akciją. Ant Vilniaus sienos atsidurs naujas kūrinys, tokia neofreska perkelta fotografija, ukrainietės pasidabinusios drabužių išmargintais tautiniais raštais. Tai nėra tautinis kostiumas, toks kaip mes suprastume, gal toks grynas tautinis kostiumas, bet tai yra tautinio kostiumo tokia interpretacija šiuolaikinė. Ir tai yra taip pat dedikuojama šitai mūsų UNESCO nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijai ir be jokios abejonės Ukrainos žmonių tvirtybei, nes tikrai ne vienas pavyzdys tą rodė, kad nematerialus kultūros paveldas ypatingom sąlygom, karo atveju, stichinių nelaimių atveju labai vienyje žmonės. Ir bendruomenės, kurios būna išblaškytos, pabėgėliai, kurie atsiduria kitose valstybėse, kitose teritorijose, kurie praranda šeimas ir panašiai, randa tokią atspirtį nematerialiam pavelde, savo toj tradicijoje, dainose, raštuose, užsiėmimuose. Tai teikia tokią ir ramybę, ir kažkokį tai visų pirma supratimą, kad gali tam priešintis, nes tu esi toks, koks esi, nori gyventi savo šaly ir saugoti savo tradiciją, savo kalbą, savo šalį. Tai va, jeigu kartais būsite Vilniuje spalio 8 dieną, labai kviečiame 18 valandą ateiti į šį renginį, kuriame bus ir ukrainietiško džiazo, folkloro ir toks labai svarbus paminėjimas. Ačiū Jums labai už dėmesį ir kantrybę. Nežiūrėjau į laikrodį, gali būti, kad labai smarkiai viską užvėlinau.